Aha. Sveiki atvykę į Kalnicos bike parką, freerido meką. Šį savaitgalį atvykom su užduotim atrakinti trasas ir trasų elementus, tam tikras trasų dalis. Tai bike parke išdygo naujų bermų, šuolių, dropų, bet ar jie tikrai yra įveikiami? Šiame video parodysiu iš arti asmeninius bandymus įveikinėjant bike parko didžiausius iššūkius, kas tikrai nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti kartais. Taip pat pasidalinsiu patarimais, jeigu planuojat čia atvykti pirmą kartą, tad lik iki galo, tai bus tikrai naudinga. Nieko nelaukus, varom varyti. Opa, tai toks va keltuviukas, kainuoja 30 eurų, parkylam į viršų, po truputėlį apšilinėsim ir pradėsim bandytis atrakinėti naujus dalykus. Parkas turintis tikrai rimtų dalykų ir nežaidžia čia su mažais. Aišku, mažesnių traselių taip pat yra, tik tais gal tas toks tarpinis variantas, truputėlį sudėtingesnis jau. Nu tai davai, aš gal leidžiuos po kairę ir bandau tada tave prigauti. Nu, važiuojam. Pusinė trasytė šilimui. Nice. Geras kadriukas. Taip pat persipina traselės. Raidai geri. Very beautiful. Susikaupė stylių ir vėjukas pučia. Džiugu, kad yra šilta, faina, tikrai. Turime 25 gal kokius laipsnius šilumos, tikrai džiugu išvažiavus iš Vilniaus, iš Lietuvos lietaus laikotarpio, bet yra vėjas, kas visai trukdo iš tikrųjų ant didelių šuolių, nes tikrai yra pavojinga. Tikiuosi, viskas bus gerai ir galbūt išlauksim vakaro, vakare gal nurims labiau ir tada tikrai imsim didžiuosius šuolius. Tai va, dabar kylam viršų, parodysiu kitas trasas. Trasos yra smagios, techniškos, lygios, dviratį gali užsikietinti, čia jau nereikia kažkokių minkštų dviračių, nėra nei akmenų, nei šaknų. Aišku, pora trasų yra, kur tokios dahašinės, bet tikrai jų nėra daug. Pagrinde yra šuoliai, dropai, bermai. Viskas, kas smagiausia. Tai va, kylam, kebrytė. Big Vito. Mėgstamiausia trasa turbūt. Varom. Nu, smagiai, smagiai. Opa. Logas, prisistabdom. Opa. Status džampas. Lėčiau. Dešiniau biški. Stabdis. Nu tai ką, turim step-upą ir dropą, dviejų dydžių. Visą laiką važiuojam mažesnį, bet... Važiuosim didesnį. Kaip tėvukai jauties, ką galvoji? Truputį virpa. Baisu? Baisu. Baisu, ką daryti? Nieko, reikia veikti. Reikia veikti? Ai, nu tikrai baisu. Man sustot, kažkur anksčiau išvažiuoti. Have fun. Nu čia greičio milijonas. Opa. Nu šitas maloniai, kaip visada žiūris. Iš čia tai tas tai toks mažiukas atrodo. Smagiausia dalis, kad lendingą nematai tik. Let's get it. Palauk, kalbis. Galima? Kartu? Važiuok.
Mažiuką. Taip. Kodėl? Galvau, kartu su tavim suvažiuosiu. Kaip tau? Blemba, gerai, vos per lėtai atvažiavau. Per lėtai? Man atrodė, taip tik leidausi. Aha. O kaip pats feelingas? Kas gerai. O jautėsi kitaip ar ne? Tas pats vos ne? Panašiai, tik ten tas biški toksai, kad iš... Aš jau galvau, net nebevažiuosi, toks atrodo, susibėti ir žiūrėjau toliau. Aš irgi galvoju, ką daryt, ai, po viską šaukštai po viską. Ei, savo, maladėts, nice. Paunoliukas, tevuliukas, trakinės, dropuką. Teks dabar sekti jau. Opa. Opa. Biški gilokai. Prisistabdom. Jau. Dešiniau. Šmaukšt. Labai nice. Opci. Ir step upas. Eno. Bus? Bus. Bus. Have fun. Oi, šitą atlaikiau. Per medžius, Jesus. Yes. Įveiktas dropukas. Nu, buvo sunku. Aha. Buvo biški keiso. Ne, normaliai. Bet prieš akį mačiau tiesiog tą parkštį. O matei, kad jau bus keisiukas, kai šokai ir ne? Numačiau, tai biški dar patempiau į priekį. Okay. Vienas challenge'as įveiktas. Didelis ačiū Andriui iš VŠI elektrinis dviratis už paramą ir prisidėjimą prie kontento, kurį kuriu. Tai ačiū tau, Andriu, labai. Massive impact. Yo! Huge! Yo! Woo! Nice! Yeah! Clean. Very nice. Nu tikrai duoda adrenalino. Wow, liuks hebrytė. Dėl to ir važinėjom. Įveikėm savo baimės. Aišku, reikia visą laiką įsivertinti su protu, ar tikrai gali įveikti ir tada jau įsivertinęs bandai. Arba nebandai. Bet čia ir yra triki dalykas. Oi, smagu. Nice. Toks startas naujai pastatytas. Anksčiau nebuvo nauja trasa. Labai fainai stalai, saugiais mokinti šokinėti, imti džempus. Viena pusė, o į kitą pusę yra SP Linas. Viena didžiausių trasų ir techniškiausių. Ir kita yra Flow SP. Big SP ir Flow SP. Mes norėtume, aišku, Big išmėginti. Toks valainiukas. Big SP. Pirmasis džempas. Išbandyti narsuolį, ar įveiks tolimesnę trasą. Giliuose apmąstymuose profai. Didokas. Gepas. Kiek čia tų metrų? Nėra daug. 12, sakai. Nėra daug. Tekantis irgi nėra iš lengvųjų, bet turbūt čia su tuo visu greičiu, kurį gauni peršokus, tai turbūt jisai gražiai turėtų eiti. Jeigu dar įsileidi, kažkur iškėsi. Taip, va, į tą kampiuką. Gal pabandom tą važiavimą bent jau. Kraščiukas išsivažinėjęs, bet į naudą net gal. Nu kodėl? Ne tai popi. Oi. Baisu. Reikia atsiminti, kur čia kaip važiuoti. Liudukas išvaro mėginimui. Ok. Reikia atsimatuoti.
Lietokai atrodo. Privažiavimas pasimėgintas. Sudėtingas džempas, nes reikia iškart iš posūkio toks. Čia tik nusileidi ir kairiau. Tai, o greičio daug, tai dėl to gan pavojingai. Nuskėri šit, ką aš galiu pasakyti. Baisu, baisu. Yes. Yra. Vienas dan. Jėgelė. Iš tų, kur peršokti ir galvojai, ką čia veikiau pusę valandą. Nu ne visai, žinok. Daugiau nebešoksi. Ne visai iš tų, kur tai paprastai atrodo, bet blema, pasiemi čia to greičio, kiek eina ir važiuoji. Have fun, have fun. Nu, hebrytė nėra taip viskas paprasta, kaip kartais atrodo iš videko. Oi! Chill. Jesus fucking Christ. Kiek laimės. Liuks. Nežinau, atšok. Po vieną. Šokai? Gerai? Same. All good? Saliginai. Pagulėk. Tam atvažiuos, ne? Ir su priekiu pakeisinai, ne? Ne. Su galu? Su kabina. Su abiem, ne, man atrodo, su abiem ratais. Priekį ir galą po to. Ir tada tiesiog permetim. Gamba, aš taip vienu metu galvoju dar taip panaus manolint ir išgyventi. Ai. Neparinkas tokias skausmai. Raktikauliai išnirę nepareim. Neliktais. Kaip matai, nėra taškų, jokių ten vaizdė. Kėliai suplyšo. O kas ten po jų? O, blinelis iškeptas. Sexy back. Žvakutė biški, bet... Aš dabar jau taip gan klynai įsileidau. Ana? Ar šitą? Taip iššokau, vėjas puč priešais, minimą padariau dar prieš tą karą. Ai, pamynai dar? Okei. Būčiau nedašokęs jaučiu, nes ganėtinai priešais liekė. Tėvukas nusileido jau? Nu tai leidžiamės mes irgi dabar jaučiu. Jau. Čiuch. Po pertraukos grįžtam prie didžiojo SP darbų, bet vėjuota. Tai vėjuko biški nesinori, net ne biški, nesinori visai. Džempo visai nesinori man kažkaip. Ir labiau toks šoninis, tai oi. Have fun. O taip, po biškį ir dirbama. Nieko nėra paprasto. Nu, smagiai, bet reikia kuo dešiniau bandyti. Bet ne taip paprasta. Jo, tai dabar atidėsim trumpam, nes stipriai pučia vėjas.
Biški vėliau gal nurims ir bent jau nepūs tiesiai taip į veidą ir skersai tais gūsiais, tai jaučiu, kad protingiau bus biški palaukti ir vakarop tada tu grįžti už valandėlės. Jepa. per lapus, medžius. Toks vaspatukas, picukės, vištinikė, gerimukai, alutis, pasaka. Nu parodyk tą blyną, kas čia. Čia kepėm blynus, iškepėm va vieną. Nu toks nėra malonus. Naujasis lainiukas. O kodėl? Ne, tai aš į dešinę, o te auksi kairę. Tai tokia trasytė, labai neblogai pasimokinti. Irgi apukų buvo. Oba. O dabar važiuosim Big Airą. Atrodo, nėra vėjo, bent jau minimaliai. Pasimėginsim pradžią. Wow. Wow. Chebrytė, tai jeigu planuosit varyti šitą parką, tai iš karto perspėju ir patariu ne tik pasižiūrėti, ar geras oras ir lyja, nelyja, bet to pačiu ir truputėlį įsivertinti vėją. Jeigu norėsit didžiuosius jumpus, didžiuosius lainus bandyti, mokintis, atidarinėti, tai reikia įsivertinti dėl vėjo, nes tikrai gali įtakoti. Grįžom į Big Airą, Big Air lainą, didžiuliai šarkfinai ir vėl iššūkiai. Kadangi vėjukas pučia, Big SP, tai Big Airas gal bus labiau einamas. Važiuojam. Pasižiūrėti, čia nebuvo dar bandyta. Nei kart. Hop. Hop. Oi, stumdomės į kalną. Ai. Reikaliukai. Big. Ai, Jesus. Pūtė? Tai iš nosios susitikau ir jau taip gerino visai. O šokai? Ir? Visai neblogai. Opa, op. Nu, bet žiūrėk kaip lekia. Šlekšt, mekšt, lekšt. Visai gerai gavosi, man. Šitas? Okay. Nu, algiukas ruošiasi įrodyti. Have fun.
Vėjukas pučia. Reikia viską sklandžiai ir gražiai. Sklandžiai ir gražiai. Tvarkingai pravažiuoti. Ai. Tai toks jausmas, kad vėjas da užputė. Chebrytė nėra, taip viskas paprasta. Dabar yra po 5:16, jėgos jau po truputėlį senka, net sakyčiau ne po truputėlį. 5 jėgos, gal 4, o šitiem šuoliam, tiem iššūkiam tikrai reikia energijos ir pasitikėjimo ir visiškai komitinimo, tiesiog pasiruošimo pilno. Negali dvejoti, turi tiesiog, jeigu jau nusprendai važiuoti, turi važiuoti ir negali būti jokių klausimų iš tikrųjų. O šiuo metu jau darosi tikrai sunku, kad po keltuvo bus dar grilius, ką organizuoja čia nemokamai visas pats parkas. Tai šeštadieniais po raido daro grill party tokį. Nepasiduodu kol kas, bet jo, sunku. Reikia neperpušinti irgi per stipriai ir žinoti, kada yra gana ir gana. Nebėg. Kažkaip labai dešinę nuėjau, net nežinau, kas čia buvo. Gal tik tai šuo tikrai nebuvo, kad nespėsim. Aišku, ir keisim nemažai. Greičio nedaug? Galėjai manęs vieną palikti nugriūti. Reikėjo tau čia dar. Reikėjo. Dulkinti. Žodžiu, tiek žinių, greičiausiai šiandien bus baigta diena man. Reiks ilsėtis. Nieko čia geriau jau nebebus. Kaip ir sakiau, jaučias nuovargis. Reikia žinoti, kada sustoti jau. Realiai jau reikėjo sustoti. Bet nesustojau ir turiu bliniuką ant alkūnės. Jau. Bliniukai tokie va. Tokį turiu va ir tokį. Šeštadienis baigtas. Dabar varysim pagrillint, sigerti gerimukų ir žiūrėsim rytoj, ar čia pat dar raidinam, ar jau kitas bike parkas bus. Tai pažiūrėsim pagal orus. Tai va, ne viskas taip gaunas, kaip kartais norisi. Tiek geras nuotaikos ir varom pačilinti. Internetą galima dėti šitą. Nu, į sveikatėlę, chebrytė. Už pusiau laimingą dieną. Cheers. Griliukas, viską. Nice. Tokią porciją pažiūrėjau.